svarbus tas stuburas? Kodėl jį reikia saugoti, lankstyti, kažką daryti? Na šiaip tai labai daug vaikų tikrai turi problemų su stuburo iškrypimais. Ir aš manau, kad ne vien mokykla, bet ir tėvai turėtų galvoti apie tai, nes vaikai labai daug laiko praleidžia namuose. Ir jeigu tėvai tuo nesirūpintų, tai aš manau, kad mokykla nepajėgi spręsti tų problemų. Stuburas saugo mūsų smegenis, nugaros smegenis. O nugaros smegenys tai yra galvos smegenų pratęsimas. Tai mums būtina stuburą visada laikyti sveiku. O tam, kad mes būtumėm sveiki, būtina laikysena ir daug fizinio aktyvumo. Iš tikrųjų, adekvatus fizinis aktyvumas svarbus bet kuriam amžiui. Ypač jisai svarbus būtent vaikams. Ir tą galima paaiškinti labai paprastai. Augantis vaikas didėja kūno masė, todėl visos sistemos, kurios aptarnauja visas sistemas, užtikrina jo gyvybinės funkcijas, turi visą laiką lygiagrečiai subalansuotai vystytis. Ir deja, jas kaip sistemas vysto tik tai adekvati fizinė veikla. Todėl vaikas turi visą laiką savo vystymusi per fizinę veiklą šiek tiek pralenkti savo kūno poreikius, aprūpinti energiją ir panašiai. Todėl vaikams ypatingai svarbu judėti tam, kad visos organizmo sistemos įsivystytų subalansuotai. Ir jisai turėtų daug rezervų ir mokytis, ir būti aktyvus dieną ir panašiai. Tai yra, deja, fizinis aktyvumas yra pagrindas, kaip mūsų organizmas optimaliai funkcionuos ir ateityje, ir kai žmogus bus suaugęs ir panašiai. Todėl vaikams ypač svarbu. Jis turi padaryti ne mažesnį žingsnelių kiekį, kiek jam pagal amžių reikia padaryti. Kitaip jis blogai miegos, blogai jausis. Jūs teisi, vaikui trūksta judėjimo, jisai tampa nervingas, blogai miega, kaprizingas ir panašiai. Vaikas turi atlikti jam reikalingą fizinį. Gerai tai, kad vaikui iki 12-13 metų tas noras judėti yra užprogramuotas. Deja, po to tą užprogramuotą norą vaikai praranda, juos reikia motyvuoti tai veiklai. Ypatingai merginos 12-13 metų jos jau mažiau nori užsiimti fizinę veiklą, sportuoti, berniukai dar kažkaip ilgiau saugo. Bet tai vis tik tai yra nustatyta, kad tas paauglystės amžius ta riba, kada deja natūrali motyvacija, natūralus noras dingsta. Vaikas turi sąmoningai būti aktyvus ir visą likusį gyvenimą išlikti aktyvus. Čia problema yra. Jeigu tą žmogus daro nuo vaikystės ir daro mokytojas fizinio lavinimo, tėvai jam parenka tą formą aktyvumo, kur jam patinka, kuris nesijaučia silpnesnis už kitus, nes problema mokykloje, kad yra testai, jeigu silpnesnis jis kompleksuoja, jisai negali, bet galbūt visai kitoj srityje jisai gali būti geriausias klasėje. Bet čia yra menas ir čia sudėtinga parinkti vaikui tinkančią jo prigimtinėm savybėm fizinę veiklą, kuris gali save realizuoti visapusiškai ir būti geriausias klasėje. Čia yra menas. Tai vat, tėvų pareiga ir mokytojų pareiga surasti tam vaikui jam tinkantį fizinio aktyvumo formą, kuris save gali realizuoti, todėl jisai natūraliai norės tą veiklą ir toliau ateityje tęsti ir palaikys savo funkcijos rezervus. Antraip, prasidėjus tam natūraliam norui poreikiai, jisai neturėdamas įdomios jam srities, nejaus to tikro poreikio. Nes tas poreikis atsiranda besimankština, jisai lieka, norisi tos mankštos. Labą dieną, vaikai. Šiandieną padarysim vėl keletą pratimų, kurie padės atpalaiduoti stuburą, taip pat kaklą atpalaiduoti ir keletą raumenų stiprinimo pratimų. Pradėkim dabar nuo stovimos padėties, atsistokit ir pirmas pratimas bus laisvas, visiškai tiesiog atsipalaiduoti, jeigu ilgai sėdėjote ir mokėtės, ar ne? Tai atsistojam visiškai laisvas judesys, pasisukiokime į vieną pusę ir kitą, kojas tiesiai, klubų ploti, laisvai ir dabar į vieną pusę į kitą, visiškai neįsitempę, turim atsipalaiduoti ir šitą pratimą labai geras atsipalaidavimo pratimas. Visi sukamieji judesiai yra labai geri stuburui. Tai tiesiog keletą kartų laisvai, rankos būna sunkios. Gilus įkvėpimas, iškvėpimas, pasisukit į vieną pusę ir į kitą pusę. Kvėpuojam. Gilus įkvėpimas, gilus iškvėpimas. Suraskit savo daugiau vietos, kad laisvai rankos galėtų judėti. Įkvėpiam, iškvėpiam. Įkvėpiam. Iškvėpiam. Laisvas, lengvas judesys į vieną pusę, sunkios rankos į kitą pusę. Galit užsimerkti, tik nenugriūkit. Gilus įkvėpimas, gilus iškvėpimas.
Gilus įkvėpimas, gilus iškvėpimas. Gilus įkvėpimas, gilus iškvėpimas. Laisvos sunkios rankos į vieną pusę, į kitą. Kaip išeina, taip ir atlikite tą judesį, kad išlaisvėtų jūsų stuburas ir atsipalaiduotų. Nueitų įtampą. Gilus įkvėpimas, gilus iškvėpimas, kelis kartus. Į vieną pusę sukamės, į kitą pusę, galite užsimerkę, kvėpuojam, įkvėpiam, iškvėpiam. Gerai, sugrįžkim, atsimerkim, jeigu buvot užsimerkę. Dabar rankos bus į vieną pusę ir į kitą pusę, judės pirmyn ir atgal ir paspirokliuojam nuo vienos kojos link kitos. Ir daugiau atveriam pečius ir dabar šiek tiek nuleidžiam dar galvą, palaiduosim kaklą pirmyn ir atgal suvedam mintes, vėl pirmyn ir atgal suvedam mintes. Ir taip kelis kart pirmyn, atgal, įkvėp, iškvėp. Spirokliuojam nuo vienos kojos link kitos. Gilus įkvėpimas, gilus iškvėpimas, gilus įkvėpimas, gilus iškvėpimas. Gilus įkvėpimas, gilus iškvėpimas, atpalaiduojam pečių lanko raumenis, taip pat ištempiam krūtinės rankas, krūtinės raumenis, rankų raumenis, kelis kart pirmyn, atgal, pirmyn, atgal, pirmyn, atgal. Dabar kraujotaka suaktyvint, plojam rankas pirmyn ir atgal, tokie greitesni judesiai. Pirmyn ir atgal, pasiekit delnai, suplokit, gilus įkvėpimas, gilus iškvėpimas, suraskit vietos savo. Gilus įkvėpimas, gilus iškvėpimas, gilus įkvėpimas, gilus iškvėpimas, suplok. Galit greičiau, gilus įkvėpimas, gilus iškvėpimas. Gerai, ir dar vienas pratimas. Pasikeliam aukštyn ir pritupėm, pakeliam pirštus, pakeliam kulnus, pirštai, kulnai. Ir pasiubuojam nuo vienos pusės pėdos link kitos, nuo piršto link kulno, nuo piršto link kulno. Tieskit rankas, sėdmenis atgal, pirmyn, atgal, pirmyn, atgal, šiek tiek pusiausvyrai, balansai. Ir dar pirmyn, atgal. Išlaikom vieną liniją, antras, trečias pirštas, čiurna, kelias, kulnas vienoj linijoje, dar kelis kart, pirmyn, atgal, atgal. Gerai, ir prisėskime. Vieną pratimą dar atliksim sėdint. Pakelkim dabar ranką aukštyn, ilgą ranką, šonkaulius laikom nuleistus, pilvo raumenys visada aktyvus. Gerai, ir iškvepiant pasilenksim. Nuleisim ranką žemyn, pakeliam kitą ranką aukštyn, įkvepiam, iškvepiam, lenkiamės į kitą pusę, įkvepiam, iškvepiam, sugrįžtam. Pakeliam ranką aukštyn, įkvepiam, iškvepiam, lenkiamės. Įkvepiam, su iškvėpimu sugrįžtam ir vėl ilga ranka aukštyn, siekiam lubas, lenkiamės, įkvepiam, iškvepiam, sugrįžtam. Dar keli kartai, pakėliam ranką, pasilenkiam ir iš lėto sugrįžom, įkvepiam, iškvepiam į kitą pusę, pasilenkiam, įkvepiam, iškvepiam, sugrįžom. Dar 2 kartai, pakėliam ranką, lenkiamės žemyn. Įkvepiam, iškvepiam, sugrįžom ir paskutinis kartas, pakėliam ranką, pasilenkiam, o dabar dar pasisukim link suolo, ištempkim kaklą ir iš lėto sugrįžkim. Pakelkim kitą ranką, pasilenkim, pasisukim, išilginkim kaklą ir sugrįžkim. Šitie pratimai labai gerina irgi stuburo būseną visą, mes gerinam mobilumą stuburo, kad jisai būtų lankstus. Dirba daug raumenukų aplink stuburą esančių, tų tokių, kurie prilaiko stuburą. Taip pat pilvo raumenys dirba. Ir visi sukamieji judesiai yra labai gerai mūsų nugarai, kad išlaikyt nugarą kuo ilgiau sveiką. Ir dar kelis kartus. Pakeliam ranką, pasilenkiam. Pasisukam, visą laiką ilgas nugarinis kaklas, atsimena po smakru mandarinas. Pasilenkiam, pasisukam. Ir po paskutinis kartas bus aukštyn ranka, pasilenkiam. Pasisukam, atsisukam ir į kitą pusę, aukštyn, pasilenkt, pasisukt, atsisukt ir užtenka. Ačiū Jums labai, šiandienos mankštelę baigiam. Iki pasimatymų. Mes norime!